Sveiki, geriai žmonės, draugai ir nedraugai taip pat. Čia keletas įvykių, kurie dabar drebina Lietuvą. Pirmas be abejonės Antano Kandroto celofano, kitaip vadinamo, pabėgimas į Baltarusiją. Pabėgimas ar ne, dar matysim. Tik pasakysiu, kad aš jo dėtas irgi taip elgčiausi, nes sėdėti kalėjime nieko nepadarius, žinot, dar kelis metus tikrai gaila gyvenimo. Nesu aš tikrai, švelniai tariant, Lukašenkos gerbėjas, bet mane dar labiau erzina, kai mūsų šita partija, kuri dabar yra, ir recidyvistai yra, ir politikai, kalbu apie konservatorius, ir jų visi sekėjai. Ten baisisi Lukašenkos režimo, patys daro. Ir keli nužudyti žmonės, ir segregacija COVID metu, ir politinės bylos, kur viršūnė visų ta vadinama riaušių byla, tai yra jų pačių suorganizuota speciali operacija išprovokuoti, kad teisti žmonės, bet ne apie tai. Tai va, kai sako, taip, celofanas jis joks politikas. Jis yra padaręs ir gerų dalykų, kalba tiesiai, daug pasako ir gerų dalykų, bet jie tendencingi. Teko man kelis kartus bendrauti, bet mums nepakeliui, nes jo, sakykime, jis neįs vienas, beje, Lietuvoje, auditorija renkasi durnius. Durnesnė visuomenės dalį, nepykit geriai žmonės, gal kas save pamatysite tame, tai labai paprastai. Jeigu dėl visko, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje, kalti žydai, ir mes kalbame apie korupciją Ukrainoje ir džiaugiamės Rusijos žygiais, tai man jie šitie žmonės durniai. Tai va, jisai, aš nemanau, kad jisai pats taip galvoja, bet va, šitos visus pačią durniausią visuomenės dalį jisai telkia, paskui save. Ne jis vienas, tą patį daro gerbiamas Artūras Orlauskas, tą patį daro Žemaitaitis. Tai reiškia visos bėdos per žydus, per Ukrainą, kuri užpuolė Rusiją ir dabar žudo savo žmonės. Vienu žodžiu irgi, ne apie tai. Tai va, dabar man svarbiau mūsų teisėsauga. Vadinama, ne teisėsauga, o represinės korumpuotos struktūros, kuriais niekas nebetiki ir panašiai. Tai žmogus už tai, kad pasakė sakinį apie Raskevičių, kuris yra skundikas, intrigantas ir nusikaltėlis, bus ateityje teisiamas. Berods gavo 2 metus realios laisvės atėmimo bausmės. Toliau vadinamoje riaušių byloje, kur aš jo net nemačiau ten dalyvaujant, irgi kaip didžiausias dalyvis, didžiausias nusikaltėlis. Jo ten nieko ten nedarė. Akmenys mėtė, tai atvežti režimo žmonės. Nes jūs pabandykit patys paimti pusplitę, kiek jūs ją numesite. Ten skrydo toli tos pusplitės autobusus. Tai darė treniruoti vyrai, stiprus vyrai. Ir plius nei vienas iš jų neteisiamas. Tai vėlgi nenoriu nuklysti į lankas. Grįžtant apie celofaną. Tai va, jis, aš manau, kad jis tai puikiai supranta, jis tapo dabar įrankiu propagandos tiek Gudijos, tiek Rusijos, ir jis ten normaliai gyvens ant to. Suprantat? Kaip pas mus gyvena visokie influenceriai, visokie Rokiškiai Rabinovičiai, visokie Oleg Romanovskiai greitai baigiantis, taip jis gyvens ten, suprantat. Nereiks pernelyg dirbti, įsikurs ir gyvens. Čia mano spėjimas, nežinau, dar visko gali būti. Aš irgi negrįžčiau į Lietuvą šiandieninę, nes šiandieninė Lietuva giliausioje krizėje. Diktatūra ir persekiojame. Dabar jie čia susikūrė baubą, tos visos šudasklaidos, atleiskit, kitaip aš jų negaliu vadinti, nes jie nėra nei spauda, nei žiniasklaida, tai propagandonai. Susikūrė baubą ir duodas, lygiai jie patys jį sukūrė. Jis eina pasimaiva, pajokina ir jį visur bruka. Visur bruka. Ir sakau, taip, kad teisė už politinius dalykus. Tai, kad jis kritikuoja režimą. Kritikuoja konstruktyviai ir ne kitas klausimas, bet už tai. Tai va tiek apie jį. Kitas atvejis, kuris mane įskaudino, įžeidė ir labai nuliūdino, tai puolimas prieš gerbiamą vyskupą Kaunecką, kur suprantat atmatos visokia.
narkomanai, visokie pedofilai, visokie užingrydai, visokie išlaikytiniai mūsų kaip žalimai, tokie puola žmogų, kuris senas kovotojas už Lietuvos nepriklausomybę, prieš sovietinį režimą, nukentėjęs ir tikrai yra mūsų sąžinės balsas. Ir jis pasakė, ką jis pasakė? Jis pasakė kelis sakinius, kuriem pritarė kiekvienas žmogus, kuris turi sveiko proto ir kiekvienas doras žmogus. Visi mes tą žinome. Apie tuos vadinamus protestuotojus už žodžio laisvę, kur su pimpalu muliažais ateina. Matėte jų kultūrą, jie net nežino, dėl ko jie protestuoja ir panašiai. Tai va, čia jau man baisu dėl šito dalyko. Dabar palyginimų istoriškai, kas skaitėte Gyvulių ūkį, Orvelą. Tas pats ir 1984, bet Gyvulių ūkyje. Tai kiaulės užgrobė valdžią, pamažu buvo visi lygus, paskui kiaulės lygesnės ir statė malūną, be kurio niekaip neįmanoma gyventi, nors iki šiol gyveno. Tam, kad statyti malūną, reikėjo apiplėšti visus kitus gyvulius, iš vištų atimti kiaušinius, nuo žadėjo netiminėti, ten pieną karvių, atimti veršelius, ten ir daug visokių, bet patys nieko nedavė, tik tai tarpo, vėlgi gėrė tą patį pieną, maudėsi prabangoje ir panašiai. Ir išlaikė šunis. Šunis tai yra ta fizinė jėga, kurie jos apsaugo ir apgynė nuo tų gyvulių, kuriuos jie plėšė. Statė jie malūną, tai dabar užsimerkite visi ir pagalvokite, Lietuvoje stato stadioną ir jis brangsta po 100 milijonų kasmet ir nežinia bus jis ar nebus, jeigu ir bus kokia iš jo nauda. Lietuva nori statyti poligoną, kurio aš manau 98%, kad jo nebus, tik tai dings 5 milijardai. Vėlgi iš mūsų mokesčių, iš mūsų mažiausias pajamas gaunančių žmonių, kurios engia ir tyčiajasi. Ir apsistatę šunimis. Tai šunys tai va mūsų ta vadinama teisėsauga. Fas ir puola, bet ką gali apkaltinti. Įrašė, kuo kaltina, įrašė kelis straipsnius ir ChatGPT pasako apkaltink. Ir visas straipsnis. Tai jau iš anksto parašytas nuosprendis. O taip vyksta šitie dalykai. Tai čia sakau, tas celofanas grįžtant prie jo, tai jisgi atsidėjo už savo, ką jis padarė, o dabar visos šitos bylos kurpiamos, tam, kad engti žmogų. Jis galbūt ne pats, sakykime, sąmoningiausias Lietuvos Respublikos pilietis, bet priešų jis nebuvo, dabar gali tapti ir priešų, ir aš ko gero tapčiau, jeigu man grėstų ten kokie 6-8 metai, tik už tai, ką kalbus. Dar gal ir grės, nieks nežino. Tėva Gyvulių ūkija. Dar buvo Gyvulių ūkija, kaip kiaulės tarpusavį dalinosi valdžia, buvo toks vienas paršas Snieguolis. Tai iš karto mintise Žemaitaitis. Tik tiek, kad čia nepavyko Žemaitaičio išėsti, daro Snieguolį išvarę. Užpuolė šitie šunys ir išvarė lauk. Ir tada kas kur sugriūdavo, kas kur ką pavogdavo, arba jie patys visur apkaltindavo Snieguolį. Tai dabar pažiūrėkit. Visa problema Žemaitaitis. Taip, tai nėra mano kaip favoritinis politikas, bet jis turi teisę dalyvauti, turi teisę gyventi. Ir čia dabar reiškia kiauliams mūsų, atsiprašau, konservatoriams, jisai labai naudingas, lygiai taip pat kaip celofanas. Jie naudingi, nes jie varo savo propagandą. Apie, sakykime, tuos mūsų teismus, mūsų policiją, mūsų prokuratūrą aš net kalbėti nenoriu, tai visiškai degradavusios institucijos. Ir aš balsuočiau už tą politinę jėgą, kuri pasižadėtų atlikti šių įstaigų reorganizaciją, visų darbuotojų atestaciją, taip kad kaip nešė šitie čekiukų byloje pinigus atgal, kad visi, kurie rašė po 500 eurų baudą, mentai, suneštų atgal žmonėms pinigus ir gražintų. Tai kitaip čia nieko nebus, nes arba mes turėsime su jais susidurti fiziškai.
To bijau, bet matyt, kad to neišvengiama. Dabar dar vienas iš istorijos palyginimas. Tai prisimenant, pavyzdžiui, palyginimas dėl vyskupo Kaunecko. Filmas Kaligula. Kas matėte, čia nežinau, daugiau gal versijų yra, kur nepamenu aš to Kaligulos jo to bendražygio, kuris ten buvo labai lojalus ten. Ir rodo, kaip jis tyčiasi, prievartauja tą žmoną, jį prievartauja, visai galų gale ten, nu nežinau, ten buvo ar nebuvo, aš nevertinu tų istorinių įvykių, bet momentas. Ir tas žmogus klausė jo, sako, Kaligula, kodėl tu mane kankini, sako, ašgi doras romėnas. O todėl, sako, aš tave kankinu ir nužudysiu. Tai va čia panašiai yra elgesys su gerbiamu Kaunecku. Ne kitaip. Čia, tie, kurie galvoti nesugeba, tai jums sunku, bet kas va skaitė, tai tikrai pritars. O mūsų, grįžtant prie mūsų kiaulių, tai jie maitina ne tik tai šunis, tuos visus jėgos struktūras represinės, bet dar ir šakalus. Rabinovičius, Olegus Romanovskius, Žalimus ir panašiai, čia yra šakalai. Va. Dar vienas atvejis, koks labai baisus įvyko. Žmogus, kuris gynėsi nuo pasiutusio šuns apsaugininko, Vertuchajaus, kaip aš jos vadinu čia per tą vadinamą kovidą, ir peršovė jam kojas. Tai užuot jį apdovanojus, jis pasiūstas į kalėjimą. Čia turėjo būti pavyzdys, kad žmogus gynasi nuo bandito ir visiems siūlyti taip daryti, o nesiųsti žmogų į kalėjimą. Tai irgi reiškia spjūvis į visų mūsų veidą. Čia šitoj situacijai noriu pasakyti, kas žino tą žmogų, gal reikia šeimai pagalbos, tai organizuokite, prisidėsime viską ir panašiai. Kas žino tą Vertuchajų, tai visi rodykit pirštais, įspjaudyt, gal nereikia skųstis, bet sakyti, kas jis toks ir ką jis pridarė, tą būtina. Lygiai kaip visiems teisėjams, jūsų dėdėms, tetoms, artimiesiems, rodyt, sakyt, tugi darai nusikaltimą žmogų. Čia tik vienas žmogus tai pasakė, kai čia buvo užsipultas Orlauskas ir visos televizijos ir vienai teisėjai. Matėte, vadinamą riaušių byloj, teisėja palpa, reiškia veikia, žino, kad jie daro nusikaltimus. Ne klaidas, o nusikaltimus. Tai mūsų, reiškia, ką daryti. Jie varo mus į neviltį, kad Lietuvos nebebus, čia iš jų išeina tas, kad Lietuvos nebebus, valstybės nebėra, čia nėra ką daryti. Čia iš jų išeina, ne iš kokių nors ten ar celofanų ar dar kanos, ne. Čia išeina iš jų tam, kad žmonės nusiviltų, nuleistų rankas ir nesipriešintų tam, ką jie daro. Tam nereikėtų pasiduoti. Parodyti va taip, reiškia, arba tą, kaip, nerodysiu, ką Miliūtė rodė. Valstybė yra, Lietuva yra ir jinai bus. Jūsų nebus čia. Va, tai tą reikia nebijoti, kalbėti. Dabar suprantat, iš manęs čia išsityčia visokie, dėl amžiaus manoma. Labai greitai 60 metų, tas amžius, kurio aš viskas gulsiu. Atgulsiu po lašelinę ir panašiai. Jie neklauso minčių, nes jie neturi jokių argumentų, arba jie nesupranta, apie ką kalba, arba jie neturi ką atsakyti. Greičiausiai antras variantas, jie supranta. Siūlau ir kviečiu visiems garsiai kalbėti, nieko aš nepasakau ypatingo, nieko ypatingai protingo, bet sakau tai, ką matau. Ir tai vienintelė jėga. Kas gali pakeisti mus? Dar pasakysiu darbe pas mane. Gavau didelį grasinantį laišką, gal 30 puslapių. Reiškia, sekamas mano visas socialinės, tas Facebookas, gal už porą metų ir kaip aš darau, kaip aš žeminu įmonės reputaciją. Tai kol kas neviešinu to laiško, dar laikau, aš jam atrašiau, kad jūs nei humoro jausmą turite, nei panašiai, nieko aš čia nežeminu, nes reikėtų susėsti ir padiskutuoti, kas žemina. Aš ar tas tie mūsų administratoriai, vadovai, vadybininkai išvarė visus inžinierius, specialistus ir panašiai. Bet čia irgi čia nemano. Tai vat, nereikia bijoti, nes žmonės jūs bijote ne šunų šitų, ne policijos. Jūs bijote, kad užsipils šakalai su savo patyčiamis, smurtu ir panašiai. To bijoti nereikia. Gal nereikia leistis su jais į diskusijas kartais, aš irgi silpnumą minutę susibaru,
Bet ir bijoti jų nereikia, jie yra bailiai. Mes juos išlaikome neėmus, mes juos šeriame, kuopiame, rengiame ir panašiai neėmus. Tai va, kažkaip čia vienu metu buvau labai nusiminę, žiūrėdama šitos įvykius, paskui pagalvojau, taigi čia jie patys leidžia tą bjaurastį, kad čia Lietuvos nebebus, Lietuvos nebėra, nu, maždaug jūs nesipriešinkit, jūs nieko nedarykit. Ir dar paleidžia, reiškia, jiems labai paranku, reiškia, paleisti, kad žydų sąmokslas, kalti tik žydai, reiškia, nežinau, galbūt ką nors daro, bet tai tie žydai, bet mes leidžiame, Lenkai to neleidžia, pasakė, kad nu, tai apie tos baisius įvykius kalbant, kad tada Lenkijos valstybės nebuvo, atsakinga Vokietija ir Sovietų sąjunga. Rusija kaip Sovietų sąjungos teisių perėmė ir pareigų. Mes to nesugebam padaryti, darom kažkokias maklės. Kalbant apie korupciją Ukrainoje, na tai pasakysiu taip. Yra korupcija ir yra keliai. Kažkada buvo puikūs keliai, nuvažiuodam Ukrainą baisėdavomės. Kažkada ten buvo korupcija, mes jos kaip ir netrukdė. Pas mus jos nebuvo. Dabar aš matau, kad korupcija Ukrainoje baigia pasivyti korupcijos lygį Lietuvoje. Tai jeigu išvedus pagal gyventojų skaičių, dar reikėtų palyginti, kur ta korupcija didesnė. Tai prašau pagalvoti apie tai. Ir plus reikia atskirti kovojančių žmonės, kurie tikrai kovoja, nebūtinai gaudomi. Dar aš daug žinau, kurie savo norų išėję. Puikiai, mano ferma. Šuo su kate barasi. Sensacija. Tai va, ir dabar aš atsimenu, kad važiuodam Ukrainą buvo keliai baisus, Lietuvoje geri. Tai dabar jie jau praktiškai susilygino. Ir darosi mūsų nenaudai. Aš prieš 2 metus važiavau iš Graikijos į Graikiją, į Atėnus, iš Atėnų grįžom per Rumuniją, Bulgariją, kur irgi buvo prasti keliai. Aš vos neapsiverkiau pamatęs automagistralę Bulgarijoje, nekalbu jo apie Rumuniją, pas mus jų tik mažėja. Padarė, nebaigė dar Utenos kelią, kuris yra parodija. Važiavau nuo Molėtų į Uteną, tai kas 2 km 70 greitis, jo važiuoti neįmanoma. Tai va, prieš kalbėdami apie kitas šalis reikia savo žiūrėti. Ir jie tai daro sąmoningai. Tai įsidėmėkit, sąmoningai. Lietuvos nebėra, Lietuvos nebebus, paleidžia tyčia tokį. Tad bus ta Lietuva, mes ta Lietuva, niekas kitas. Kągi, kartojosi jau, tai geros visiems dienos. Komentuokite, dalinkitės, jeigu pritarėte. Komentuokite, sakiau, ne mano pižama, o ką aš kalbu. Tai va, ate.